Labadiena. Pagaliau atsivežu aparatą. Tai yra medienos smulkintuvas. Bet aš čia jums iš arčiau parodysiu. Čia toksai gavos. Ai, dar pamiršau atsinešti. Taip pat, kad pilnas komplektas. O, toksai. Svoris reiškias. Kaip matytis. O toliau viską pamatysime, kaip dirba. Šiuo metu taip pat jungsime ir rozetę, ir neužilgo pabandysiu, kaip čia viskas vyksta. O planas yra toks, kad bandysiu čia šiandien pasmulkyti šitą visą krūvą. Ir dar čia tokių specialiai pasiėmiau iš lentpjūvės nuskaitos lentų, kad gal iš toliau, kad jūs čia suprastumėt. Nu, maždaug va tokia krūva laukia šakų ir plus dar tiek pat. Tai dabar, aišku, kaip ir visą laiką visiems įdomu, ar jisai čia storas sugebės įkirsti, ar nesugebės. Iš tiesų, jau ir dabar iš karto galiu pasakyti, ne taip viskas paprasta. Gan storų tikrai neįkirs, nes ir 3 diržai ir vis tiek buksuoja. Tai plus 7,5 kW variklis, 1500. Tai žodžiu, dabar įžangą padariau ir taip pat susitiksime, kaip jau aš frezuoju. Kągi pasirinkau pirkti. Mes visokių spygliuotų šakų. Žiūrėsime, kas čia dabar, nes biškutį mažiau peiliai iškišti, kad smulkiau smulkintų čipsą. Tai yra šaka papuolė, pas manęs yra, galima daugiau 9 neįlenda, tai užstrigo.
Žodžiu, gan normalias šakas. O paskui dar biškutį apie peilius pašnekėsiu. Šiaip beje, tą aparatą darant, ne vieną YouTube'ai peržiūrėjau skaitos video. Buvo daug niuansų, kaip daryti diskinę ar būgninę, ar trauks ar netrauks. Žodžiu, šitą konstrukciją dabar darysiu padavimą. Biškutį patraukė. Kai virinau kažkas, nesvarbu. Visą laimę dabar pats įsitikinau, kad visą labai gerai, kad padariau padavimą. Tai kartais aišku, nelabai taip kažkaip užkimba, bet šiaip visumoj su rimtom šakom visai neblogai, nors čia dar nieko nenuščipsavau, bet čia jau kokie mūsų 6 maišai tikrai yra. Vat iš tų tokių didelių tai ir to. Skaitos nepralindo. Aš čia nukirtau ir vis tik mano 8 skaitos, 10 gali įlysti, bet didesnis ne. Tai, taip pat biškutis sukirvuku pataisysiu. Užsikišo. Žiopliukas nepažiūrėjau. Taip. Skaitus, kai mažiau iškišti peiliai, skaitus yra silpnesnis nešimas, silpnas ventiliatorius tuo atžvilgiu. Žodžiu, jau beveik galima sakyti, kokį daugiau negu 10 maišų aš čia būsiu. Dar valandikę pavarysiu. Bet dabar biškutį parodysiu, kaip čia pas manęs yra padaryta, sakykime. Vat yra volas ir yra peiliai. Ir yra priešpeilis. Skaitos rekomenduojama, taip pat pavyzdys dabar faktiškai pabandysiu, sakykime, koks turi būti tarpas. Tai vat yra degtukas ir turi degtuką gnybti skaitos. Skaitos turi degtuką perskelti. Dabar, sakykime, pas manęs, čia biškutį susikūliau ranką. Žodžiu, yra priešpeilis.
Tai yra priešpeilis iš labai kieto metalo. Čia padariau skaitos reguliavimą, čia iš viršaus prispaudimą. Žodžiu, čia visas šitas mazgas, net ir pats volas yra darytas. Pats volas nebeteko įrašyti, į jį montuoti ir taip toliau. Žodžiu, daug čia buvo darbelio. Kas liečia dabar, sakykime, kur teko perdaryti. Pirmų kartu, kaip čia protingai parodyti dabar, aš kažką atsinešiu. Prieš tai skaitos, vat, kad tai turiu matyti, vat, buvau priešpeilis šitam, o šitoj vietoj buvo priešpeilis. Ir buvo gan blogai, nes traukti traukė, skaitos labai stipriai traukė šatras, bet tuo pačiu jos ėjo beveik po kažkur va tokiais gabalais išlakstydavo. Tai paskiau visą priešpeilį teko viską čia vėl pervirti ir pakėliau 15 mm į viršų. Kaip matot, šiaip yra, jeigu tai priema atžvilgiu, skaitos, vat koks maždaug yra kampas. Aida, čia pricėpiuką pasidariau, kad jeigu prie traktoriuko prikabinti, o čia skaitos šitas karbuotas velenas, kuris visą skaitos paduoda, vadinkim, čia gal biškutį reduktorius ir kliba, paduoda šatras, teko irgi jį pačiam viryti. Žodžiu, elektra, kaip sakykim, viskas įprasta, dar planuoju paskiau galbūt, jeigu su storesniais, nupirkti srovės stebėjimo relę ir įmontuoti, tai tada, jeigu didelė apkrova, tiesiog sustabdys šitą variklį ir neužkirs. Šiandien beje nepavyko užkirsti, bet aišku, tokių didelių, sakykim, čia būtų koksai gal ir 10, bet kaip kietmedis, tai iš tokių, nu šitokius drąsiai galiu kišti, bet šitokių tai yra, sakykim, grubiai aparato daužimas. Bet tas yra, dėl ko aš įdėjau, vadinkim, papildomą svorį. Tai yra ir ne tik papildomas svoris, bet ir skaitos dar įkabinu šitokią spyruoklę nuo skalbimo mašinos. Nes jeigu paduodu skaitos storesnį pagalį, iš tiesų tai, jeigu reiktų jį rankose laikyti, tai būtų tikrai nemalonus dalykas, nes nu čia, sakykim, svoris, aš net nežinau, gal kokie beveik 7-8, gali visas 10 kg. Galima čia įkišti mažiau taršies. Šiaip pavyko gan kompaktiška konstrukcija. Sakykime, vobliavimo galva sukasi 1700 kažkur apsukimų, 1700 reduktoriukas 1:40. Ir dabar galiu pasakyti, tai yra beveik sutampa pastuma su savaime traukimu. Šiaip iš tiesų jinai ir pati traukia, bet dabar kaip peiliai netaip daug iškišti, daug mažiau.
neina taip, kaip tikėjausi greitai, bet ir buvo galima nuspėti, kad šakos sulankstytos, tiesiog reikia vis taikyti, kad ir varimas, bet vis tiek, o dabar noriu pabandyti, ar man pavyks. Skaitos yra apzajus, čia panašu 5 ant 2,5, ar kramtys šitokį. Užsibuksavo, kaip matote, viską suvalgė, bet aš jį pats perlijau. Žodžiu, šitą visą krūvą, skaitos čipsiuko, šitą visą, kažkaip aš jau užsidengęs, o šitą visą krūvelę, šitą visą, čia. Dar plus 4 maišus jau nusinešiau prie katilo kūrenimui, nes te, kur buvo sausi skaitos abriezai. Aparatas pasiteisino, faktiškai be jokių didelių problemų viską sušveitė, sakykim, kur tokie buvo keblus arba storoki pagaliai, tai sumečiau čia tiesiog, o tokie, tiesiog nesinorėjo čia daužyti aparatą, vis tik gan skaudžiai kertavo, kaip ir dabar pavyzdys, jau čia buvo net ir, tokia eina frakcija, bet jau čia gaunas, jau sakyt, palei lentą, tai jau, buvus, jeigu bunkerį pažiūrėti, jau skaudokai, tai yra, skaitos kokį bus 10 cm pločio ir 2,5 cm tokia lenta, jau sunku, bet nesunkiai susitvarkė su visais skaitos tokiais abriezais, kur 4 ant 2,5, 3 ant 2,5, tai kad sumalė be jokių problemų.
Pats šlykščiausias vis tik pušies šakos tos, vat, biškutį ir kimšo. Tai, aišku, šai labai dėkingas už, kad konstruojant šitą aparatą man biškutį ir padėjo gerais patarimais, toks Arūnas, toksai dar iš kanalo, yra YouTube'ės kanalo Dėdė Fedė, irgi žiūrėjau, skaitos kartais kitų idėjos, patarimai labai praverčia ir pačiam, kad skaitos mažiau daryti klaidų. Tai žodžiu, būtų tiek, viso gero sakyčiau ir lygiai kitų kartų ir jums sėkmingo konstravimo. Galbūt aš kažką, nes narliukas jau bėga, gal kažką aš irgi vėliau konstruosiu, galbūt kokį mulčerį per dieną. Tai, žodžiu, viso gero ir iki kitų kartų. Va toksai ir aparatas. O ir neliko krūvelės.